Labas, Šarlotė. Labą dieną. Kiek tau metų? Man yra 14 metų. Aš esu 8-okė. Ir ką tu moki daryti? Neseniai atskleidžiau vieną iš savo talentų, tai dainavimą, operos, visokius kūrinius. Neseniai atskleidžiau vieną iš savo talentų, tai žinot, dainavimą, operos kūrinius. Skamba labai įspūdingai, turėčiau pasakyti. Ką tu lankei, ką tu mokėsi vaikystėje iš meno? Lankiau šokius ir prieš metus baigiau muzikos mokyklą, bet ne dainavimo, o fortepijoną. Tai tu dainavimo niekada nesimokai? Ne. Kada tu viską spėjai? Šarlotės mama Irma rodo, čia visi yra Šarlotės medaliai. Taip, pusė, nes dar labai mažai mėgdavau. Darykit šokėją, pažiūrėkit. Aš anksčiau labai mėgdavau, tiesiog paimu iš tų medalių kažką pasidarau, nes čia tik tai labai maža dalis jų. Tai va, o eilės mėgdavau kurti mažesnė ir iki šiol dar truputėlį pakuriu. Irma, jūsų jaudulys yra be galo gražus, nes toks jausmas, kad jai šiandien 6 ir jinai šiandien mamytėlį tą pirmą eilėraštį parašo. Sakydavau, tu tik tai neauk. On sako, gerai. Pabūk, biški. Tiesiog noriu užkonservuoti tą vaiką, nes tiesiog Dievo pabučiuotas žmogus. Klausyk, šiandien, jeigu mes kalbam apie bedainavimą, tai gal mes galėtumėm ir išgirsti. Nes aš žinau, kad neseniai tu Lietuvos publiką nustebinai savo operiniu balsu Lietuvos talentuose, taip? Tai pasiklausom tavęs ir tuomet eisime į, kaip čia dabar tave pavadinti, išmanųjį prodiuserį Martyną Tylą ir klausime, ką mums daryti toliau. Martynai, ką tu galėtum pasakyti, kaip žmogus nesimokęs niekada dainuoti ir šitaip sudainuoja? Taip, tai iš tikrųjų yra nuostabu, gražu labai ir aš tik tai noriu paklausti, kada tu pati supratai, kad tai, ką tu darai, būtent, kada tu pirmą kartą galbūt pabandėjai tai padaryti? Kada mama pastebėjo? Kada mama pastebėjo? Kaip mama labai įdomiai pastebėjo, aš tik iš tualetė.
vyksta kažkoks veiksmas. Sakau, padaryk radiją tyliau. Aš tikrai nepatėjau, ko čia jinai. Čia aš dainuoju, mama. Jinai žodžiu savo vatulkės. Ir tada jinai išėjo pradėjo. Tai koks planas toliau? Labai sudėtinga. Labai sudėtinga, bet tai ką, mokysitės? Bet palaukit, nu tai jeigu tu esi dainininkas, tu turi būti pirmas. Arba nepradėk. Išvis. O ką tu apie tai galvoji? Arba išvis nepradėk. Nu tai vat, ar tu nori imti tavo sunkų į kelią? Vat, nu, žinai, kad nugalėtojas lieka vienas visą laiką. Arba viršuje esi bet kad nugalėti tiek pauko turi. Nu, nežinau, gyvenimas yra trumpas, labai daug reikia apmąstyti. Aš suprantu, bet aš manau, kad bandysiu kaip nors suderinti mokslus su savo hobiu, dainavimu, su savo mėgiamu dalyku. Jeigu tu nori dainuoti, dainuok. Bet ir gali. Mes einame pasižiūrėti, kaip Martinui ir Margaritai